Labas rytas, mano mėly draugai ir draugės. Šiandien kaimo močiutė virsta miesto močiutė. Dabar pagal mūsų gyvenamą vietą artimiausias miestas yra Pakruojis. Šiandien yra turgaus diena. Visada labai malonu nuvažiuoti, pabendrauti su žmonėm, pažiūrėti mažesnio miestelio turgų. Tikrai labai įdomu. Ir išvis Pakruojis labai gražus miestas, švarus, gėlynai gražus. O parduotuvės tai praktiškai tos pačios. Tiek Maxima tvarkinga labai, tiek Kubas, tiek Norfa, vienu žodžiu. Prekių gausa didžiulė, gaila, kad nėra depo, nes Bučkio maistas dabar iš depo. Bet nieko, bachuriukui nupirksim mėsytės, manau. Ir bus gerai. Pasakėm, kad saugotų namus, jis viską suprato, gerai išklausė. Tai va, mielieji, o kaip jūs gyvenat? Mano draugės rašo komentarus, aš labai dėkinga visom. Gedrutei, Vidminai, Nijolytei, visur neišvardinsiu. Aišku, didelis ačiū yra ir mano pastoviom Laimutėm. Labai malonūs komentarai, labai mane palinksmina. Miestas virsta miestų kaimu. Parašykit, mielosios, parašykit, laukiu, apkabinu.